karštis, kas tas karštis, kas tas karštis, jis gal čia kas yra. Grįžtame į savaitinius vlogus, tai rodysiu kaip darbuojamės, kaip vyksta drabužių reikalai, sportai, gyvenimo reikalai. Tai šį savaitę nusimato darbinga, turim ne vieną fotošiūtą, ne vieną video šiūtą. Skambučių nemažai susitikimų, tai pasiemam jumis kartu. Kaip ir sakiau, šį savaitę tikrai nusimato labai darbinga. Turim dar kelis didžiulius kolabus, kur pamatysite dar ne visai greitai, bet ruošiamės jiems stipriai. Tai noriu parodyti savo ofisiuką. Truputį juokingas. Labiau sandėlys. Palauk, biškit. Antras dublis. Apsitvarkysim. Jau apsitvarkiau. Tai va, mano ofisiukas toks. Čia turiu whiteboardą. Mano laikinas stalas. Turiu gauti normalias kėdės. Turiu tokį didelį ekraną. Mano setupas yra iš mano gaminimo laikų. Dar prieš vaikus nemažai žaisdavau Call of Duty Warzone. Tai turiu tokį gaminimo ekraną 204 Hz, kurį naudoju ne tam, kam reikia. Bet žaisdavau nemažai. Ja, dabar visai nežaidžiu. Pasilgstu, bet gal kažkada reikės parsisiųs Warzone, bet tada jau nuo ko dizainai bus tokie patys ir drabužių papildymų nebus. Taip atrodo mano ofisas. Kol kas. Šiaip tai labai džiaugiuosi jo, labai man jis patinka. Labai sunku būdavo dirbti. Jeigu pačioje parduotuvėje dirbi, tai pastoviai ateina kažkas, kas nori pakalbėti, susitikti. O dabar kažkas ateina grįžiau. Nu va, jau ir dabar, jau duris pradarytos, šiaip reikia uždarinė duris. Tai dėl to šitą ofisą ir pasidariau, kad turėčiau savo stalą ramiai pasėdėti, nes šiaip neįmanoma ramiai padirbti, nes kiek būnu šopę, tai kokią pusvalandį padirbu ir 5-6 valandas tiesiog parašinėku su visais. Čia užsidarau ir dirbu. Tai tikrai jaučiu, kad atpratęs dirbti, nes tokias jau 2-3 valandas pasėdžiu prie kompo, taip jau konkrečiai prie vieno tasko, tai pavargstu. Matai, šiaip upsas atvažiavo, tai geriau, kad susuktumėt šitą, nes... Darbai prasideda. Gavom šiaip daug dėžių dabar, gaunam patį didžiausią papildymą, tai nežinau kur kišim, pasidarėm dar vieną sandėlį, bet ten matom, kad netilps jau, tai sandėliuosimės pas mus garažę turbūt kažkiek tai ir ieškosim sandėlio didelio, kur galėsim viską susisandėliuoti, nes nežinau, kur čia, kaip čia tiek dėžių tilps, nes net praeit neišeis. Tai va, einam nešti dėžės, gavom trečdalį dabar savo siuntos, ne, gal mažiau dar truputį, bet einam darbuotis, tampy dėžės. Labą dieną. Matas dabar neturi mikrofono, bet noriu pasakyti, kad įsikūrėme ką naują dalyką Fighter Shop'e, tai foto senelės. Ir dar suplėšė Matas tuo pačiu. Va taip, va. Baba, dar vienas. Ai, pakeliui. Pastiprinimas. 2 busai, žodžiu, atvežė. Ofisas virsta sandėliu visiškai. Ne, darbo apranga. Jo, čia gavom dabar 4/4 kaip tik mūsų prekių. Nemažai naujienų ir naujų dizainų. Keli seni dizainai ant naujų tokių įdomesnių rūbų. Nemažai čia tų skirtingų modelių. Gražios skanas. Va, gavom. Ahai, long sleeve čia. Jėga. Iškart pafitinam. Zoom in. Zip. Išeiginis. Siuvinėjimas čia, siuvinėjimas čia. DTG printas ant galo. Šiaip naudojam 3 printinimo technologijas, tai nemažai su visom esam susidūrę, su šilkografija, su DTF-u ir su DTG. Tai mums labiausiai pasiteisinęs yra DTG printas. DTF-as tai yra kaip lipdukas ant plėvelės, kuris iškaitinamas ant džemperio, o kitie šilkografija ir DTG yra liejami tiesiai ant audinio, purškiami. Nu, šilkografija su dažais, DTG tiesiai ant audinio. Ir geriausiai laiko, gražiausiai atrodo. Ir nesijaučia nešiojant. Sveiki. Pavėlavot į dėžių sulašimo
Operacija. Kur buvot? Kaip gerai išpuolė čia taip, kad reikėjo man šuniuką savo pasimti gražų, va galit pažiūrėti, kaip koks gražus. Mandolė, ateik. Į dėžę, manduką į dėžę ir siunčiam į Abu Dabį. O, kaip apkerpa, tai patinka man jisai. Nelažyk burnos. Nu. Bet kaip tau, kai tu taip kvepi, jau man per stipriai kvepia? Nėra šuns, nėra hario. Jo. Basically taip. Sveiki. Aš esu Haroldas, parduotuvės darbuotojas, fotografas, kurjeris. Čia mandulis, o tik pažiūrėkit kokį suniulis šiandien pasiėmė už kirpyklos. Va, tai va, gavom vintažinės trisiulės kelnytės, kaip mūsų yra tos pačios populiariausios šiltos flisinės, tai čia yra trisiulė audinio, va, taip atrodo, skirtos pavasariui. Labą dieną. Žmogus perga mano sušaudytą džemperį. Planavom varyti šiandien planavom varyti šaudyti, bet šaudyklos bosas uždarytas. Plauk, net netaip įsireiškiu, kažkaip netaip susidėlė žodžiai. Šaudyklos bosas išvykęs, dėl to šaudykla uždaryta. Ir filmuosim kitą savaitę. Just watch it, maybe your visual memory is better. Yeah, maybe. Okay, yeah. Čia noriu, kad būtų patogu su markeriu. Tai va, atvarė koriai, filmuojam lietuvių kalbos pamokėlę. Learning Lithuanian. Let's go. Mokausi lietuviškai. Lietuviškai. Mokausi. Angliškai kalba. O lietuviškai? Lietuviškai. Kalbi? Kalbi. Tu. Tu. Ar ne? Ne. Okay. Taip. Mano vardas Matas. Labai gerai. Labai gerai. Nori, kad būtų patogu? Okay, let's ride. Okay, that's cool. Kad būtų patogu. Yeah! So I'm already here. You just can turn in here if you want to. 2, 1, let's go. Noriu, kad būtų patogu. Garsiau gal nori pakalbėti? Louder. Just do it again louder. Okay. I'm practicing my Lithuanian. I know Matufa. I've been to his shop before, so I feel confident trying to practice my Lithuanian in there. I'm going to try on some clothes. I need to order some clothes for Thailand, so let's go inside and see how my Lithuanian is. Labas. I want to practice my Lithuanian, so I'm going to Thailand. I want to try some new clothes on. Let me try and order in Lithuanian. Yeah, try speaking Lithuanian, because in Kaunas we speak only Lithuanian, yeah. Okay, let's go. Noriu, kad būtų patogu. Turi galvoj patogu? Patogu, yeah. Patogu, yeah? Taip. Tai turim labai patogų džemperį. Čia yra mūsų naujas modelis. Iške skylės? Iš kur skylės? Iške skylės. Tai čia aš pats šaudžiau, pasiėmiau 9 mm gloką, atsistoju iš kokių taip 8 metrų, bam, 3 skylės. Faktas. Yeah. Taip. Varom. Varom? Varom. Imsi? Imsi. Nesvarbu, kiek kainuoja, ne? Taip. Taip, gerai. Dvigubai muškitėm. Excellent. Patinka? How do I say that I like this? Tai nuostabus džemperis man labai patinka. Nastabloid jumpers, man labai patinka. Nearly there? Yeah. Is there an easier way to say it? Sakyk, žiaurų. Shatik Joro? Žiaurų. Joro. Yeah. Okay. Žiaurų? Joro, I'll take it. Brendo nebėra. Tai nuo gerai visai. Tai galim kažkas mąstyti. Parduok per Peidžo nokui, tiesiog ir atsimokėsim baudas ant bišo. Ką tik turėjom skambutį dėl ateinančio koncerto Žalgirio arenai, kur bus OG, Proflamas, Furita. Tai bus staigmena. Tai suskaičiu atvaryti kovo 10 į Žalgirio areną, bus žiaurus koncas. Ir laukit staigmenėlių. I think we can try it because our store is shipping worldwide, so we could make a discount code for you. Yeah, thanks man, thanks a lot. Okay. Yeah. See you, man. Yeah, see you buddy, thanks. Fainolis. Pat fainolis, ne? Tai va, gal tenai padaryti netgi jam kornerį nuo šoko. Belenkoks, kaip jau CPI institutas, tas džimas, food courtai ir baseinai, viskas, ką čia yra. Belenkokai didelė pasidėti. So, Matas.
So how are you? Going on? Everything is good. What we got here? Santos, André Santos. Oxe, ouve, Mote. Esse é português, português. Glory. Tai žodžiu, kolaboruojam su tokiu labai kietu kovotoju iš Portugalijos, André Santos. Jo dizainas, jisai kovoja Glory ir bandysim prekiauti Portugalijoje. He likes, we have like... Abi bu benim bir ara giydiğim şeyler var. Bu arka tarafı, şortları var. Yani senin seçtiğin herhangi bir şey olabilir diyor. Abi fark etmiyor. Sen kafana göre Lekiam su komanda į Vilnių, turim 2 šiūtus, varom vieną daryti crossfito salį su crossfiteriais. Vienas geriausių crossfiterių Lietuvoje. Ne? Taip. Arolai. Taip? Mes tave remiam, taip? Taip. Vasilau, mes tave remiam, taip? Taip. Mes mane remiam, taip? Taip. Ir antras šiūtas bus atsitiktinai mano užmatyto TikTok'e bičiuko, kuris atrodo kietas, atitinka vertybės nuoko, yra sportininkas, ledo vonė, domisi saviugda, labai ne kaip skamba šitas, bet žodžiu, kietas bičiukas, gerai atrodo, užvaręs, nelietuvis ir manau bus tikrai geras šiūtas, įdomus. Ne? Dėkinga? Egzotinė šiuo. Egzotinis šiūtas ir bičiukas dar kalba lietuviškai šiek tiek, tai va. Tokį išmokinsim truputį jo kalbėt, porą keiksmažodžių, nejuokauju. Čiupčius, paėmėm nemažai rūbų, įsilyginam, va, kabom pakabos, tvarkingai. Ir pakursim content, ne? Komanda X. Komanda X. Gerai, pirma dalis praėjo. Crossfiteriai sufilmuoti, sufotografuoti, kaip vertinam šitą pirmą dalį. Man patiko, aš daug nedariau, truputį žiūrėjau tiesiog. Ir stebėjau profesionalų darbą. Šiaip visai buvo neblogai, tik tais reikėjo, kad patrintų su Čialku. čioku, kreidu. Vasil? Aš tai manau, kad 8 iš 10. Vienas balas vyro, kur tobulėto, o kitas balas pritūlo poros kadrų. Patokių? Kadrų. Poras? Jo. Laiko biškai. Gerai. Varom dar pasistiprinti ir laukiam modelio. Nu, baigiam šiutus. Grįžinėjom namo. Yra kiek? Po 9:18. Visą dieną beveik.
Jaučiamės pavargę, ar ne? Ne. Ne. Aš biški. Mažiausiai veikiau, bet pavargau. Sportavau ryte dar. Tai ant to nurašykim. Daugiausiai galvoju. Daugiausiai galvojau, jo. Tai vat. Šitas kovoja irgi, ne? Laimėjo. Šiaip abudu žiaurus. Kvepuok. Broliška. Gerai, kad kojas atvažiuoja. To elektrinė. Ja. Žiūriu. Pa. Neblogai. Mesk tą soskę. Sumokės pinigų. Tai nemuš mutėjau stipriai. Kur jis aiškiai vingia ar dabar? Gali vieną jam į pilvą pakšt? Davai. Ei, nu taip stipriai nereikėjo, kam taip stipriai? Jo, galit palikti. Atgal. Look at my car. Pažiūrėk, kaip jo varo. My one is going outside. But you are... Taip geriau. Rankom daugiau.
Wow. This is gonna be awesome. Šitas aukštas su šituo miksim. Gerai. Aš su kituo. Gerai su šitą. Kas su kituo? Labai geras šitas. Jau su kituo. O kas klaus? Ne. Kodėl? Nepasirašau. Kodėl? O jau mokslam. Gal neeksplodim. Bet čia TNT puodelis, tai gali būt. Adik. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir, kaip visada, išrenkam nugalėtoją, kas laimėjo marškinėlius. Vienas iš pakomentavusių po šio video visą laiką laimi Noko marškinėlius. Tai šį kartą laimėjo... Sveikinu. Iki kito sekmadienio.